Pasvalio rajone Deglėnų kaime kaimynai gyvena netikėtas kalėdines idėjas. Ramunė Morkevičienė, naršydama internete, rado idėją ir pakvietė prie jos įgyvenimo prisidėti ir kaimynus. Iš karto buvo pajungti kaimynai, pasidalinta, davai gal pabandom. Mes šitai labai gerai sutarėm, draugiškai taip galvojam. Jie sako, davai, pasirašom. Iš tikrųjų buvo tik vienas toks mikt, mačiau. Čia toks sprindžio didumo, tokį kažkokį ne per didelį vaizdelį matėm ir viskas. Davai darom. Čia toks nebuvo. Dar pradžiai čia bandėm skaičiuoti, kiek čia mums tai kainuos. Gavosi kaip visada. Iš pradžių galvojom, pigiai prasisuksim, nieko panašaus. Bet šiaip tai rezultatą esam patenkinti. Aišku, neišbaigta dar kol kas, dar čia planų turim į ateitį, bet jau pradžiai vaizdas šioks toks yra. Dirbo, dažė, pjaustė ir štai sušildantis rezultatas, priverčiantis net pravažiuojančius automobilius stabtelėti ir grįžti atgal pasmalsauti. O kasgi čia? OSB plokštė, dažyta, piešti šablonai, pjaustyta, dažyta, darbo iš tikrųjų buvo įdėta. Kartais geras kaimynas tampa artimesnis nei giminaitis, ne tik galintis žvilgtelėti ar kaimyno kiemas saugus, bet ir skatinantis bendrystę, bendravimą, idėjų įgyvendinimą. Ne kiekvienas gali pasakyti, kad kaimynas yra mano šeima. Praktiškai kaip viena šeima. Kaimynai mes taip bendraujam. Jau taip bendraujam tarpusai. Tai mums net ko gero ir abejonių nekyla, ar čia jie sutiks ar nesutiks. Pasakei, davai pasirašom ir viskas. Nėra čia tokių, kad čia gal ne. Jie kažką sugalvoja, pasiūlo, tai mes kažkaip taip senai draugiškai gyvename. Idėjos autoriai jau planuoja kitų gražių idėjų įgyvendinimą kartu su bendruomenės nariais. Tebūnie bendrystė ir kaimynystė sušildo ir įkvepia.